Sveiki. Šiandien spręsime žodinius uždavinius, sudarydami lygtis. Sakykime, turim tokį uždavinį. Vienas dėmuo yra 7 kartus didesnis už kitą dėmenį, o jų suma lygi 144. Raskite kiekvieną dėmenį. Vienas dėmuo yra 7 kartus didesnis. Tai, ko mes nežinom, mes pažymime x-u. Tai vienas dėmuo ir kitas dėmuo. Tai vienas dėmuo yra 7 kartus didesnis už kitą dėmenį, vadinasi, kitas dėmuo yra x, o vienas dėmuo yra 7x. Jų suma lygi 144. Tai ir sudėkime. 7x plus x yra lygu 144. Na, sudarėm lygtį. Dabar įspręskime ją. Taip, sutraukiam panašius narius. Tai 7x plus x yra 8x lygu 144. Tai visai paprasta lygtis. 8 kart x, tai padalinkime iš 8 ir turėsime x lygų 18. Tai reiškia, kitas dėmuo yra 18, o vienas dėmuo yra 7 kart 18. 7 kart 18 yra lygų 126. Jau galim patikrinti. Tai patikrinimas. Sudėkim tos du dėmenis. 126. Sudėkim stulpeliu. Ir pridėt 18. 6 ir 8 yra 14. 4 rašom vienas minty. 2 ir 1, 3. Ir dar vienas minty, tai 4. Ir 1. Taigi gavo teisingai, kad kitas dėmuo yra 18, o vienas dėmuo yra 126. Būtinai užrašom atsakymas. Atsakymą užrašom. Tai atsakymas. Taip, 126 ir 18. Uždavinys išspręstas. Ačiū. Iki.